Sveiki, mėly bičiuliai. Čia buvau daręs laidą su Kostu apie politiką, vadinosi laida Ką daryti. Mes išsamei diskutavome apie socializmo, komunizmo, visokias teorijas, kurias Lietuvoje, arba marginalizuotos, arba apskritai apie jas mažai žmonės, ką žino, apaugę viskas mitais yra. Ir labai įdomu, man patau būna stebėti, kaip žmonės komentaruose diskutuoja apie šitą turinį, apie socializmą, komunizmą, kapitalizmą, būtent tas santvarkas, kurios Lietuvoje, toks turinys nėra labai populiarus, nėra labai įdomus, bet aš manau, kad jis yra daug svarbesnis už einamasias naujienas, kurias irgi reikia padaryti. Bet gilintis į santvarkas, kuriuose mes gyvename, į teorinės visokias santvarkų konstrukcijas, į kurias galbūt galima būtų pereiti, aš manau, yra kritiškai svarbu, to labiau, kad lietuvių kalba tokio turinio praktiškai nėra. Nes dauguma gyvename dabartyje, ten kažkur kažkas įvyko, aptarkim, pasibaisėkim, pasidžiaugkim arba dar kažką, bet kažkokios rimtesnės apžvalgos, kas yra dabartinė ta santvarka, iš kur jinai kilo, kur reikia tolyn eiti. Tokių temų nelabai kas gvildena, o negvildena, aš manau, vienas iš esminių priežasčių yra tame, kad tiesiog ir visuomenėje tokio didelio poreikio ir nesijaučia. Dauguma visuomenė žmonių, kad ir piktinasi esama santvarka, bet kaip teisingai pasakė vienas klasikas, žmonėms nereikia laisvės, žmonėms reikia truputėlį lengvesnės vergijos. Jeigu ta lengvija truputėlį palengvina, tai kažkaip dauguma žmonių, nenori siekti tos absoliučios laisvės, absoliutaus teisingumo, absoliučiai teisingos santvarkos. Nes kodėl? Todėl, kad tai reikia pastangų įdėti, todėl, kad tai reikalinga kova. Nes be abejo tas, kuris sėdi uzurpatorius, išnaudotojas, jis aišku už dyką nieko neduos. Nes kodėl jis turėtų atsisakyti savo privilegijuotos padėties, jeigu jis gali ją išlaikyti ir neatsisakyti. O jeigu ateina jam kažkas priešinasi, kažkas bando jį pakeisti, kažkas pakeisti santvarką, kuri būtų naudinga visiems, bet tas išskirtinis kapitalistas, kaip pavyzdžiui, netenka savo išskirtinės padėties, tai be abejo tai gaunasi toks prieštaravimas ir tarpusavio kova. Pradžio problema, kai vėlgi gaus diskusijas socializmas, ar gali, negali būti, komunizmas gali ar negali būti, ar kiti netgi sako, kapitalizmo nėra iš tikrųjų, tai vėlgi gaunas tam tikras sumaištys, nes žmonės, truputėlį painiojasi tarp tų sąvokų ir gaunasi, toks lengvas jovalas. Pradėkime nuo tokių trumpų apibrėžimų, kas tas yra kapitalizmas, kas yra tas socializmas, kas yra tas komunizmas. Kapitalizmas iš esmės, jis įsigalėjo pasaulyje nuo 19 amžiaus, aišku, anksčiau buvo ištakos, bet pagrindė su pramoninė revoliucija, su manufaktūrų keitimu į fabrikus, su jau grinai stambia gamyba, masinė gamyba. Kapitalizmas, galim sakyti, remiasi tuo, kad jis yra prekinė sistema, kad dauguma daiktų gaminami tam, kad jis taptų prekės ir jas būtų galima parduoti. Nes anksčiau daugčiausiai gamindavo tos produktus, kurias gyventojai patys vietoj ir suvartodavo. Ir kažkiek mainydavosi, bet pagrindė visi augindavosi tą, ką pačiam reikia. O prekybai, būdavo kažkiek gamindavo, bet tai nebuvo masinio tokio pobūdžio. Tai kapitalizmas perėjo prie masinės gamybos, tai yra tos prekinės sistemos, nuo vartojamųjų verčių prie prekinės sistemos gamybos. Ir kapitalizmas remiasi be abejo samdoma darbo jėga. Tai reiškia, yra grupė žmonių, kurie turi kažkokius savo fabrikus, turi savo gamyklas, turi dar kažką. Ir jie samdosi žmonės, kurie ten dirba už atlyginimą. Ir jie senuoju tų terminų vadinasi proletariatas. Tai yra žmonės, kurie parduoda savo fizinį arba protinį darbą, savo laiką ir iš to gyvena. O kapitalistas skaitosi tas, kuris turi savo tą fabriką, gamybos priemonės ir jis samdo žmonės, kad jie pas jį dirbtų ir jam moka dalį tos vertės, kurią jis sukuria savo darbo pavidalu. Be abejo, visą laiką žmogus sukuria daugiau tos vertės, negu jis gauna algos pavidalu. Ir tuo pagrindu kapitalistas gali sukaupti savo didesnę pelno normą. Jeigu kapitalistas mokėtų darbininkui daugiau arba lygiai tiek, kiek jisai uždirba, be abejo, toks kapitalistas bankrutuotų, nes jis nesukauptų pelno. Todėl kapitalizme juokingiausias tas dalykas, kai kiti smerkia kapitalistus ar smerkia tą buržuaziją aplinkui, jis negali kitaip elgtis, tiesiog pati ta santvarka visa taip sukonstruota yra automatiškai, kad jis privalo išnaudoti žmonės, nes kitu atveju jis tiesiog pas bankrutuos ir pas nusmuks iki samdomo darbininko. Tai toks gaunasi savotiškas paradoksas. Bet įdomus tas dalykas. Kapitalizme, sakoma, esminis dalykas yra privati nuosavybė, kad čia visi gali būti vadovai, visi gali būti verslininkai. Pirminėme etape tikrai gali, bet kapitalizmas visą laiką veda į tokį dalyką kaip stambėjimo ir oligarchija. Visos įmonės, visi verslai anksčiau ir vėliau stambėja, nes silpnesnieji pralaimi konkurenciniai kovoje, stambesnieji suvalgo smulkesnius ir mes matome, kad tų
labai turtingų žmonių kiekis, visą laiką jie vis tampa vis turtingesni, jie turi vis daugiau prisipirkę pramonės, daugiau aktyvų, daugiau akcijos, atsiranda superkorporacijos, tokios kaip BlackRockas, Vanguardas. Tai reiškia, kapitalizmas veda link to, kad viskas stambėja ir viskas koncentruojasi labai siaurame ratelį. Kapitalizmas santykinai gelbėja tik tai naujos inovacijos, kurios, tam tikrų trumpų laikotarpių leidžia surasti naujiems biznieriams, naujiems verslininkams, bet kurie irgi per laiką vėlgi sustambėja, vėl viskas veda lygiai taip pat kaip vedė ant senojo kapitalizmo, kai reiškia pramonė, jinai vėl tampa vis stambesnė ir koncentruojasi siaurose rateliuose. Ir čia gaunasi ironija, kurią tuo metu 19 amžiuje esantis klasikai rašė, kad kapitalizmas yra nėšęs socializmų. Tai reiškia, socializmas nenukrenta iš oro, jis eina logiškai po kapitalizmo. Tai reiškia, kuo daugiau tos gamybos sustambėja, kuo daugiau žmonių atitrūksta nuo to kapitalo, nes tampa samdomais darbininkais, tuo didesnė tikimybė, kad patys kapitalistai užaugina tą masę žmonių, kurie nieko neturi, kaip sakoma, tik savo grandinės, kurias reikės, kažkurio momentu apsiginklavę teoriją, jie tiesiog sutraukas ant grandinės, kolektyvinius Karbauskius, Numavičius ir visus kitus Rakauskus nustums ir tada privatizuos, ar tiksliau neprivatizuos, o nacionalizuos gamybos priemonės ir pasuks link socializmo. Tai buvo galvojama 19-20 amžiuje ir link to turėjo logiškai eiti, bet vėl, kaip minėjau, kapitalizmas įsigelbė dėl naujų inovacijų, kuris vėl iš naujo atranda būdų kilti tais socialinių lifto barjerais, nes tada atsiranda nauji žmonės, kurie, tarkim, ant kokių skaitmeninių technologijų ar dar kitų technologijų gali išvažiuoti ir tapti irgi kapitalistais, tai reiškia įleisti naujų žiurkių į žiurkių lenktynės, arba vėlgi atsirado bairiai tokie kaip su paskolom, su kreditais, tai reiškia žmonės gali gyventi ateities sąskaitą, vėlgi tai išgelbėjo kapitalizmą, vėlgi atsiranda tokia sudaro iliuzija, kad tu gali dirbti, pasimti paskolą ir gyventi taip geriau, nesvarbu, kad tu vis tiek būsi įkalintas ir turėsi tas paskolas atidavinėti. Kapitalizmo esmė ta, kad jis yra ganėtinai remiasi ant to savanaudiškojo elemento, ant tokio, kad aš esu skirtinis ir man pavyks, ypač to žymisi Jungtinėse Amerikos valstybėse, dėl to kapitalizmas vis dar važiuoja, bet iš principo jis nėra tokių amžinų santvarkų, kaip nebuvo amžina vergovinė santvarka, kaip nebuvo amžinas feudalizmas su savo karaliais, lygiai taip pat nėra amžinas ir kapitalizmas. Ir naujos tos technologijos, kurios kažkurio momentu prailgina gyvenimą to kapitalizmu, tos naujos technologijos savotiškai ir arba iš vidaus tą kapitalizmą. Nes, tarkim, atsiranda tokia klasė, tarkim, žmonių, kurie gali gyventi iš savo, arba jėgos, jiems nereikia jokio viršininko, tarkim, kad tas pas mano kolega Konstantinas Gorškovas, kuris irgi užsiima programavimu, jis gali dirbti iš bet kurioje vietoje, bet kurio laiku. Ir jis toks tampa toks tarpinis elementas, nei tai kapitalistas, nei tai samdomas darbuotojas, jis toks dirbantis ant savęs. Ir tokių dirbančių savęs yra didesnis kiekis ir jie gyvena truputėlį jau kitomis sąlygomis ir jie pasaulį mato, ne visi aišku, bet dalis jų mato kiek kitokį ir automatiškai tie žmonės jau neša vėl kitokio santvarkos mąstymą. Ar tai gali nueiti link socializmo, ar link nueiti kažkokios kitokių formų, vėlgi čia sunku pasakyti, čia labai prognozavimas yra labai nedėkingas dalykas. Bet kas yra tas socializmas skaitosi? Socializmas tai iš esmės gaunasi tai apvertimas biškai kapitalizmo principų, nes kapitalizmo esminis principas, kad visuomenė dirba, o visą tą naudą pasisavina nedaugelis. O socializmo principas tas, kad dirba visi ir naudą dalinasi visi. Reiškia, nelieka tarpininko, nelieka viršininko, kažkokio paskirstytojo, kuris nusprendžia, kiek kam ko turi priklausyti. Taip, kiti sakys pagal Tarybų sąjungos laikus, pagal kitus socialistinius bandymus, kad ateina partija, jį valdo valstybė, jį pasiemusias gamyklas, nacionalizuoja ir viską tvarko. Pirminiam variante, kol žmonės atėjo ir nežinojo, ką daryti, tai gal laikinai tinka, kai žmonės tam nepasiruošia, kol technologijos nėra pakankamai išvystytos. Taip, toks socializmo variantas kaip tarpinis galbūt ir tinka, bet ilgesniuoju laikotarpiu tai yra vėžys, tai yra įsigimimas. Ir tą parodė Tarybų sąjungos pavyzdys, nes tada kas gaunasi? Partija, kuri turi valdžią ten 50-70 metų, įvyksta kartų kaita, užauga atskira nomenklatūra biurokratija, kuri turi valdymo patirties ir kurie savo valstybę valdo, kaip savo tokį ūkis, toks jų ūkis, ten gamyklos, dar kažkas, o atlykęs tas proletariatas, kuris kažkada buvo revoliucioningas, norėjo permainų,
irgi karta pasikeičia, užauga nauja karta, jie yra įpratę tiesiog eiti savo gamyklėlės ir nespręsti gamyklos valdymo klausimų ir apskritai valstybės valdymo klausimų. Ir gaunasi. Tada gaunasi tik tiek, kad iš tikrųjų grįžti prie to pačio kapitalizmo, tai kapitalizmas gaunasi valstybinis arba partinis arba nomenklatūrinis. Tai nieko nuostabaus, kad po to tie nomenklatūrininkai nusprendė eiti paprastesnių kelių ir tiesiog atkurti kapitalizmą, o kadangi jie turi ryšius ir patirtis ir žinias, jie perėmė visas tas gamyklas, jie perėmė visas tas gamybos priemonės ir vėl įkūrė senasis gerasis kapitalizmas, kaip sakoma, kabutėse. Normalus socializmas turėtų būti toks, kad žmonės turi patys mokytis valdyti savo gamybos priemonės, nėra valstybinės nuosavybės, nėra ir privačios nuosavybės, yra visuomeninė kolektyvinė nuosavybė, kurioje patys žmonės įsirenka savo valdžią, patys priima sprendimus, patys ten dirba, patys dalyvauja valstybės vaidmenį, nes valstybė jie ir būtų, jie patys kurtų tą valstybę, jie galėtų deleguoti nuo savęs tos žmonės, kurie atstovauja juos, arba patys tiesiog eiti ir lygiai taip pat galėtų atšaukti tos, kurie blogai valdo šalį ar blogai atstovauja tą gamyklą ar čia kokia nors jų darbovietė, kurioje dirba. Tai iš esmės socializmas gautųsi tai, kad žmonės nėra pasyvi banda, bet žmonės mokosi valdyti viską. Tai reiškia, kas tai reiškia? Tai reiškia, kad socializmas yra atsakomybė. Tai reiškia, mūsų visų bendras čia yra ūkis, mūsų visų bendras turtas, nėra kažkokios partijos, kuri čia viską sprendžia, nėra kažkokio lyderio, kuri čia viską sprendžia, yra bendras visų mūsų reikalas, Cosa Nostra, ar kažkas panašaus, tai vertusi, bendras reikalas, mūsų reikalas. Ir dėl to socializme taip, aišku, reikia, kad užaugtų visai kiti žmonės, visai kita visuomenė. Todėl tie judėjimai, kurie norėtų šalis vesti link kito socializmo, jie be abejo turėtų būti kokybiškai pranašesni, tai yra žmonės iniciatyvus, kurie nori imtis iniciatyvos, kurie yra prisimantis atsakomybę ir kurie nori surinkti tokius pačius žmonės ir augti. Tai yra be abejo sunkus kelias, nes kapitalizmas yra daug paprastesnis. Ten iniciatyvų žmonės padaro kažkokią savo gamyklą, vysto savo biznį ir jie dirba dėl savęs. Jiems jokio skirtum, kaip ta aplinkų visuomenė funkcionuoja. Jie turi savo biznį, jie ten tą biznį suka, jie stengiasi kuo didesnę tą pridėtinę vertę užkalti, tai reiškia, reikia darbuotojams mažiau mokėti, reikia kažkur pataupyti, reikia pirkti prekes, galbūt ne viską kokybiškai pardavinėti, suktis kaip gali, kaip sakoma. O socializme tu ką tu išturinėsi tokiais dalykais, nes tu, jeigu viskas yra bendra, reiškia, tu pas save baudinėsi, pas savo bendruomenę, savo šeimą, savo miesto ar kaimų gyventus, kur tu gyveni. Tai reiškia, socializmas yra automatiškai kontrolė, vienas kitą turi kontroliuoti. Ar visuomenė gali link to nueiti? Kiti sako, kad, prasme, žmonės yra negeri. Žmonės yra santvarkų produktas. Dažnu atveju žmonės yra tokie, kokie yra egzistuojantys santvarkai, žmonės dažniausiai atspindi bendrą tą įsivystymo epochą. Dabar, kadangi yra kapitalizmas, tai dauguma ir prisitaiko prie to kapitalizmo ir stengiasi gyventi pagal to kapitalizmo principus. Taip visada yra ta mažuma, kurie kažkaip laiką ieško kažkokio alternatyvų, nori kažkokių kitų kelių eiti, bet jie dažniausiai irgi būna mažuma. Tai kaip galima pasukti iš tikrųjų visą tą ratą, nuo kapitalizmo, kuris savaime yra labai švaistantis, tikrai išnaudojas daug resursų, kuris yra neefektyvus ir tikrai būtų galima geresnę santvarką sukurti. Pirmiausias dalykas, ką reikia padaryti, pirmiausia ir būtent išnešti tą žinią, kad žmonės gali gyventi kitaip. Nes dauguma žmonių įsivaizduoja, kad jeigu jie gyvena taip, kaip gyvena dabar, tai reiškia visą gyvenimą bus būtent taip. Jeigu dabar yra blogai, tai reiškia ir ateityje bus panašiai blogai. Jeigu dabar yra gerai, reiškia ir ateityje bus panašiai gerai. Tai tie žmonės, kurie ta mažuma, kurie šiuo metu supranta, kad kapitalizmas galbūt netinka ir socializmas, naujos versijos toks 2.0 būtų prasmingas ir protingas, jie turi užsiimti to, kas yra vadinama, kas domisi socialiniais mokslais, tai yra Overtono lankas. Tai yra nešti tam tikras idėjas ir jas daryti, tokias kaip savaime suprantamas. Ta, aišku, reikia sumokėti išdėstyti normaliai žmonių kalba, kad žmonės suprastų, apie ką tu kalbi. Tai šiuo metu, kai mes su Kostu ir šnekėjom, kas tai yra socializmas būtų, tai yra būtent absoliuti žodžio laisvė. Tai reiškia, tu gali ką nori klausyti, ką nori propaguoti, ką nori kalbėti, kokią nori kalbą, ar taip toliau, kokias nori idėjas skleisti. Ir kitas dalykas, tai yra būtent tiesioginė demokratija, tai reiškia, žmonės būtų pratinami
kad jie gali priimti sprendimus ir kad tie sprendimai turėtų būti vykdomi. Tai reiškia, žmonės mokytųsi valdyti. Aš, kas mane seniau seka šitam kanale, aš nekartą esu šnekėjęs, kartojęs apie tos seniūnaičius, apie tos savivaldos rinkimus. Ir daug kas aš matau, kad jie nesupranta, nes jie galvoja, kad reikia iškart į valdžią, eiti į Seimą ir sakyti, nors žmonių poros ruošusių tam Lietuvoje nėra opozitiniam laukia, jeigu tą galima vadinti. Tai aš būtent bandau įdėti, kad žmonės turi išmokti nuo mažų dalykų pradėti valdyti savo šalį. Apskritai tai reiškia toks įgūdžių atsiradimas, kad tu kaip atskiras žmogus gali nueiti ir padaryti vieną ar kitą veiksmą, po to didesnį, po to dar didesnį ir tada parodė kiti žmonės, tai mato, tai reiškia galima tai padaryti, tai reiškia eiti gali ir kitas ar žmogus, kuris irgi darys tos mažus dalykus ir kuo daugiau žmonių tuos randa, kurie jau gyvena pagal kitus principus, tada tai atsiranda normali opozicinė jėga. Bet pirmiausia, turi žmonės suprasti, kad jie gali gyventi pagal kitokius principus ir kad jų žodis yra svarbus ir lemiamas. Ir šiuo atveju tu pas mane kaip komentatorių, Donis komentuoja, šiaip viską kaip ir normaliai komentuoja, bet yra jo esminis yra minusas, tai kad jis pasiduoda provaldiškos huntos suformuotam tai vadinamam naratyvui, pasakojimui, kad žmonės yra avis, žmonės nieko nesugeba ir jie yra nurašyti ir jiems taip ir reikia. Aš apie tai ne vienoje laidoje esu sakęs. Tai yra tyčia konstruojama, kad yra kažkoks elitas, kuris viską sprendžia, žmonių valia visiškai nieko nesvarbi ir kad tai reiškia, jūs net nebandykit, nieko nepavykti, jūs per kvaili ir taip toliau. Visos valdžios, visos diktatūros, visos huntos to nori, kad žmonės taip galvotų. O priešingas požiūris yra tame, kad jeigu žmonės galvoja, kad aš galiu, taip, suprantu, kad galbūt šiuo metu aš per silpnas, galbūt negaliu įgyvendinti tam tikrų idėjų, bet iš principo galiu, tai kai didesnis kiekis žmonių pradeda suprasti, automatiškai permainos eina natūraliai. Ir apie tai yra nemažai tų studijų gerų padarytų. Lebono esu skaitęs Bergerio knygoje, to pačio Antonio Vuimo yra toks iš Rusijos viešųjų ryšių specialistas. Jis būtent yra to šnekėjęs detaliai dalykus apie taip, kad realiai viskas remiasi žmonių mąstymu. Ką žmonės priima kaip realybę ir ką žmonės nepriima kaip realybę. Pinigai realiai yra niekas. Tai yra arba vienetukai, nuliukai, skaitmena kažkokia, arba tai yra popieriukas, metaliukas. Bet žmonės tai laiko kaip esančią kažkokią vertę, tai simbolizuoja kažkokią vertę, iš kurią tu gali kažką įsigyti. Bet logiškai paėmus tai yra bevertis mėšlas. Bet kadangi daug žmonių tai laiko kaip vertybė, tai tampa vertybė. Dauguma valdžių yra apie nieką. Ta prasme, tai yra žmonės susirinkę, kurie save laiko valdžia. Ir esminis dalykas, dauguma žmonių irgi laiko juos valdžia. O jeigu dauguma žmonių jos pradėtų nelaikyti valdžią, automatiškai ta valdžia pradėtų silpti. Kai ir masiškai žmonės pradėtų šitos valdžios nelaikyti kaip teisėtos valdžios, tiesiog žiūrėti, kas čia per klaunai susirinko, ką šie direktyvės leidžia, niekas jų neklauso ir nevykdo, automatiškai tokias valstybės greitai subirėtų. Todėl tiek daug dėmesio yra skiriama visokiams ritualams, kad įprasminti vienokią ar kitokią valdžią, vienokią ar kitokią idėją, tam eina ir visuomeninis dresavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Aš čia taip labai įsiplėčiu, bet kad suprastų žmonės, kaip santvarkos gali lygiai labai lengvai keistis, nes visos pirmiausiai santvarkos, visos idėjos pirmiausiai turi čia įsivyrauti kiekvieno žmogaus galvoje. Jeigu žmogus įsivaizduoja, kad jis realiai galėtų gyventi kitaip ir jis pradeda daryti tam tikrus judesius, tai čia irgi svarbus momentas, neužtenka vien tik tai galvoti, reikia ir tam tikrų kelių veikti, tu gali pakeisti bet kokias santvarkas į bet kurią kryptį. Nes kiekviena santvarka yra pirmiausiai žmonių sąmonės ir veiklos produktas. Ar tai būtų monarchizmas, ar tai būtų kapitalizmas, ar tai būtų socializmas, ar tai būtų komunizmas, apie kurį dar nekalbėjau, visos santvarkos jos funkcionuos taip, kaip žmonės norės, kad jos funkcionuotų ir dalinai kiek leistų gamybinis įsivystymas. O dabartinis gamybinis įsivystymas laisvai leistų pereiti prie socializmo ir komunizmo ar dar kažko. Ir dar per artimiausius 5, 10, 20 metų visi tie eis kur išradimai, kurie jau dabar matos, kokie eina kryptis, mes galime pereiti prie visuomenės, kur būtų 2 valandų darbo diena, kuo puikiausiai visi visko būtų aprūpinti. Bet daug žmonių apie tai galvos, kas čia per nesąmonė. O tai esminis dalykas, jeigu žmonės neseka informacijos, nežino, kaip pasaulis vystosi, neturi realios informacijos, neturi tikėjimo, kad jie gali pakeisti kai ką, automatiškai gaunas uždaras ratas ir jie visą laiką lieka aplinkybių aukomis, nes visą laiką suranda parazitinis sluoksnis, kurie nori galvoti, kad jūs esate niekas ir jums tenksis teikti, kad jūs esate niekas,
Ir esminis dalykas tam pasipriešinti reiškia pradėti mokytis, pradėti gilintis, pradėti galvoti kitą kryptimį, negu mūsų perša galvoti. Tai socializmas iš esmės yra apverstas kapitalizmas, tai yra tiesiog kitais pagrindais veikiantis kapitalizmas, tai yra, reiškia, tu eini taip pat į darbą, kaip visą laiką eini, tu eini kažką gamini, tu ten kažką parduodi galbūt, ar aptarnavimo srityje dirbi, bet esminis dalykas tai, kad tau nėra konkretaus viršininko, yra kolektyvas, kurie patys sprendžia, kaip jie dirbs, kiek jie dirbs, kur tos uždirbtus pinigus išleisti ir taip toliau. Aš manau, kad nereikėtų, tarkim, prie socializmo daryti kažkokios valstybinių įmonių, turi būti kiek įmanoma daugiau kooperatyvų, artelių, galbūt dirbančių savęs, bet pats principas, kad remiasi žmonės dirba savo kolektyvuose ir nėra išnaudojimo, jie patys sprendžia, kaip jie dirbs. Tai reiškia, panaikini išnaudojimą, moki žmonės, kaip valdyti savo darbovietės, kaip valdyti savo bendruomenės, kaip valdyti savo valstybę, nes valstybė tampa jie. Ir automatiškai tu eini prie visuomenės, kurie nunyksta klasės, nes kapitalizme yra klasės, yra tai kapitalistai, ten buržujai, kurie sėdi ir minta mažuma, na ir dauguma tų paprastų dirbančių žmonių, kurie gyvena į savo darbą fizinio arba protinio. Kapitalizme šitas santykis naikinasi. Kam reikalingas tas kapitalizmas, tai yra pereinamasis laikotarpis, kad naikintųsi tie vadinamieji klasiniai skirtumai ir tiesiog neliktų tenais nei pono, nei tarno, kaip yra dabartinėje visuomenėje, bet liktų tiesiog laisvai dirbantis žmonės. Nei ponai, nei tarnai. Nei man reikia tarnų, nei aš pas noriu kažkam tarnauti. Tai buvo tokia visuomenė gauti tikra laisva visuomenė. Tai, o teoriškai, kas gaunasi pagal visus principus? Komunizmas. Komunizmas iš esmės toks dalykas, kai komunistinė valstybė iš vis neturėtų egzistuoti, nes komunizmas yra tada, kai valstybės nebėra, nes jos nereikia. Kam reikalinga valstybė, jeigu visi žmonės patys savo savivaldos tvarkosi, tai kaip jiems reikalinga. Jiems nereikalingas kažkoks vadovas, kuris leistų įstatymus. Jie patys pagal savo bendrą nustatytą tvarką, kolektyviškai, ten tardamiesi tarp skirtingų bendruomenių, nusistato tas bendras taisyklės, kokios jiems yra patogesnės, laisvesnės, kaip geriau gyventi. Jie patys susprendžia, kad galbūt mums reikia surinkti daugiau pinigų, nors pasidarysim tikrus mokesčius ir už tos surinktus pinigus mes kažką įsirengsim, kažką padarysime. Jiems nereikės išlaikyti valdininkų minios, nes kam? Nebent yra atskirų specialistų, kurie dirba tam tikras valandų kiekį, kažkokį darbą, kurio negali dirbti kiti, arba dar šiuo metu negali, bet artimiausiu metu išmoks. Tau nebereikia kažkokių politikų išlaikyti, tau nereikia išlaikyti kažkokios kariuomenės, kažkokios struktūrų. Čia, aišku, tolimesnėme etape, kai jau perini prie komunizmo, o komunizmas gali būti tik vienu atveju, kai būtų pasaulinis. Nes jeigu pasaulyje lieka kažkokios kapitalistinės valstybės, jos automatiškai būtų agresorės prieš tą naujos santvarkos visuomenės. Nes tai būtų užkrečiantis ir blogas pavyzdys jų visuomenėms, nes ir jų vietos dirbantys žmonės, normalūs žmonės irgi norėtų gyventi kitoje visuomenėje. Be abejo, prieš tą socialistinės visuomenės eitų propaganda numatyta ir be abejo eitų visokios blokados, visokios intervencijos, karai, provokacijos ir taip toliau. Čia, kaip būdavo sakoma, kodėl Tarybų sąjunga ten skirdavo kažkiek tų lėšų tom valstybėm, Afrikos valstybėm, kurios pasiskeldavo, kad yra socialistinės. Aš manau, kad Tarybų sąjunga darė taip per silpnai. Ji turėjo daugiau skirti lėšų, daugiau skirti karinės pagalbos, kad būtent tą socializmą išplėstų. Tai yra problema pereiti prie socializmo vienoje šalyje, nes tu neatsilaikysi, net ir būdamas tokios apimties kaip Tarybų sąjunga, tu vis tiek nesilaikysi. Irgi to pačiu keliu ėjo Kuba, kur irgi savo šalyje išvijo amerikonų banditus, pasiėmė tą jų tenais išvoktą kapitalą ir jis tapo valstybinis, visuomeninis ir kas gavosi. Tada tą salą be abejo amerikonai bandė daug kartų, ne daug kartų, bet vieną kartą bandė įsiveržti, toliau Fidelį Castrą daugiau negu 600 kartų bandė nužudyti. Nuo 60 iki pačių dienų galioja sankcijos įvairiausios Kubai ir Kuba be abejo yra izoliuota sala. O vien dėl to, kad jinai savo šalyje nusprendė tvarkytis tai, kaip jinai nori. Ir kad vietos gyventojai nusprendė pasukti kitų kelių. Tai netinka kitam kaimynui, kuris vadovaus kitais pagrindais, kad reikia visus kitus plėšti ir išnaudoti. Ir be abejo, jiems ten esantis plantacijų laukai arba gražus paplūdimiai Kuboje vis dar sapnuojasi ir jie norėtų jos turėti. Tai lygiai taip pat būtų su kita šalimi, kuri irgi eitų kitokias visuomenės, ne kapitalistinės visuomenės. Be abejo, ten irgi
eitų agresija iš tų kapitalistinių šalių. Todėl, kad ir kaip man patiktų tas kariuomenės paleidimas ir visiškas atsisakymas nuo militarizmo, socializmo epochoje tu nelabai link to gali nueiti, nes socializmas yra pereinamoji stadija, tau reikia plėsti savo sąjungininkų gretas, tai reiškia, socialistinės idėjos turi plysti po visą pasaulį. Štai dėl to, kodėl kiti žmonės nesuprasdavo, kodėl va čia savo šalyje daryta socializmo ir tu nesikiš, kas kitur vyksta. Tai yra laikinas dalykas, jeigu visos idėjos, kurios nesiplečia, jis pradeda stagnuoti ir jos visos miršta. Lygiai taip pat matėm su socializmo byrėjimą, nes jis nustojo plėstis. Kai tu nustoji plėstis, tai reiškia, tu netinki žemės, tu netinki įtakos, tai reiškia, netinki palaikymo, o tavo priešininkas tuo metu stiprėja, o kadangi tavo idėjas kardinaliai priešingos, tai tas susidūrimas anksčiau ir vėliau įvyksta. Arba kažkuris žlunga iš vidaus, kai šiuo atveju matėme Tarybų sąjungos lemtį. Ir tada visur vėl grįžta tas pats kapitalizmas, vėl tarptautiniai banditai siautėja tavo žemėse, vėl plagė tavo tą turtą, kurie tuometiniai socialistai bent jau pristabdė tą vagimą ir saugo gyventojų skaičių. Ką mes dabar matėm irgi Lietuvoje, tenais gyventojų skaičius augo nuosekliai iki 90 metų, o po 90 metų viskas pradėjo važiuoti žemyn. Tai sukurti tą komunistinę visuomenę, reikėtų gal net kelių šimtų metų, nuo socializmo įvedimo iki komunizmo nuėjimo galėtų užtrukti, sakyčiau, epochinį laikotarpį, kokius 300-500 metų visam pasauliui. Nes tai būtų ilgas laikotarpis, nebent įvyktų kažkokie labai kardinalūs, kažkokie išradimai, visuomeniniai sukrėtimai, kurie priverstų žmonės visiškai kitaip žiūrėti. Aš galbūt netgi manau, kad tikrai tas dirbtinis intelekto plėtra, tie humanoidai, jie gali dviem keliais nuvesti. Vienas, kaip ir minėjau, kelias, mes pereitume tikrai prie kažkokio savotiško socializmo, komunizmo, arba pereitume prie kažkokio specifinio vergovinio kapitalizmo, dar durnesnio iš tikrųjų. Ir čia labai kritiškai svarbu, kaip žmonės į tos pokyčius reaguos. Jeigu jie išmoks valdyti technologijas, išmoks valdyti tas humanoidus, išmoks valdyti tą patį dirbtinį intelektą ir jie taps nepakeičiami kaip darbuotojai patys, nes vis tiek žmonių reikės aptarnavimo personale, jie galės laužti visas tas visuomenės ant kardinalių pokyčių. Jeigu visuomenė bus įsižiojusi ir tos technologijas mokės valdyti tik tie, kuriems šita santvarka yra labai puikiai ir gera, tai gausis tik taip, kad čia tos nereikalingų žmonės, kurie nieko nesigaudo, reikės kažkaip, gal kažkokias pašalpėlės sumokėti ir sugrūsti, arba galbūt per laiką siekti, kad jų kiekis mažėtų, kad jie čia nezirstų, nereikalautų kažko ir taip toliau. Tai čia dabartinis laikotarpis, 10-20 metų laikotarpis, aš manau, kad yra kritinis. Dėl to aš visas tas idėjas, tiek aš, tiek Kostas, tiek dar keli mūsų kolegos nuolat ir keliam apie tą socializmą, komunizmą, nes tai yra gerai paruošta teorinė bazė, nori suprasti dabartinę santvarką ir link ko jinai vystosi. Ir tie, kurie ginčijasi, aš dažnu atveju matau, kad jie nifiga nesusipažinę su teorija, nes jeigu tu žmogus susipažintų su teorija, jis naudotų visai kitas savokas ir bandytų mane rimčiau užginčyti, bet jie neužginčia rimčiau, jie tiesiog plūduriuoja kažkokiam paviršiuje. Ir nieko nėra kito. Nes dabar egzistuoja visuomenė, kuri yra klasinė visuomenė ir norint tą pakeistą klasinę visuomenę, tu turi imti tokią teoriją, kuri nuosekliai to veda. Nes kiek aš klausiu visokių opozicionierių, kurie siūlo kažkokias ateities vizijas, atkreipkime dėmesio, kad jie nieko konkretaus negali pasiūlyti. Vienintelis išvadas kažkokį pereiti prie kažkokio normalumo, grįžti prie senesnių, geresnių laikų ir kažkas tokio abstraktaus. Tu negali grįžti atgal. Visuomenė dabar kardinaliai keičiasi. Stipriai. Pastarosiai 10-metį visuomenė keičiasi ir keisis dar labiau. Ir tu nuo tų permainų niekur tu nedingsi. Tiesiog pasaulis juda tam tikrą technologinę kryptimi. Tu arba pagauni tą visą judesį kažkur, pagauni tą bangą, randi, užaugini naują visuomenę, naujus žmonės, kurie turėtų kurti naują santvarką ir judi į priekį, arba tu atsilieki beviltiškai ir tampi auka ir tada tampi nereikalinga biomasė. Tam, kad taip nebūtų, tam tai reikia studijuoti aiškę teoriją, kuri dar nuo 19-20 amžiaus daugumą dalykų, kurie vyksta dabar, pakankamai gerai prognozavo ir gerai žino dabartinės santvarkos prigimtį. Bet dauguma žmonių nenori gilintis, jie nori plaukti pasroviui. Tai tada kyla klausimas, į ką mes turime orientuotis. Ar mes turime orientuotis į daugumą, ar turime orientuotis į mažumą. Dauguma eksiminių tų visų marksistų klasikus laiko orientuodavosi į masę.
Masė tam tikrų momentų tikrai yra labai svarbi, nes masė gali apsiginkluoti ir eiti, daryti revoliuciją, daryti protestus, daryti streikus, boikotus, ir tai yra svarbus ginklas žmonių masė, susivienijų žmonių masė. Bet lygiai taip pat masė gali skandinti žemyn. Ir jeigu tu nuolat žiūrėsi į masę, kuri dar nepasiruošusi permainom, reiškia, tu eisi žemyn, nes masė galvoja pagal dabartinį vykstantį procesą ir plūduriuoja dabartiniuose mituose. Todėl esminis dabar dalykas yra orientuotis ne į masę, orientuotis į žmonės, kurie nori mokytis, kurie nori eiti į priekį, kurie nori keisti visuomenę, o pirmiausiai keisti save. Nes tu, jeigu nesugebėsi keisti save, tai kaip tu gali keisti visuomenę, kaip tu gali keisti aplinką, jeigu esi toks pat. Jeigu gyveni senuose mituose, jeigu tu gyveni senajam pasaulyje, nors visas pasaulis kardinaliai keičiasi. Tai reiškia, tie žmonės, kurie turi sukurti tikrąją poziciją, pirmiausia turi išmokti kovoti su savim, prieš save ir įveikti save ir sukurti save kitokį, geresnį, tobulesnį, kaip sakoma, rytoj būk geresnis negu esi šiandien, tik tada tokiu atveju tu gali mokytis ir judėti priekį. Ir ar tu pavadinsi tą naują santvarką socializmu ar komunizmu ar dar kažkaip, iš esmės didelio skirtumo nėra. Čia tas sąvokos naudojamas tam, kad būtų galima tiesiog susišnekėti. Faktas, kad visai kitaip tas santvarkos turėtų atrodyti, nes yra visai kitos visuomenės, visai kitos techninės galimybės. Prieš 100 metų tikrai buvo techninės galimybės sudėtingos labai, visuomenės skurdžios, neraštingos, trūko visko iš esmės. Dėl to žmonės skurdo. O dabar yra visuomenės pakankamai daug to turto sukaupusios, tik tas turtas, be abejo, suėjo į siauras ratelius, o kiti, jie tokie, vidutiniokai arba balansuoja ties skurdo riba. Bet jeigu užauginam žmonės, kurie sugeba perimti iniciatyvą, mes skurdą ir išnaudojimą praktiškai galim panaikinti, jau tą galėjom panaikinti prieš kokį 10 metų. Dar po 10 metų bus dar didesnės galimybės visą tai panaikinti. Tiesiog tai reikia norėti, tiesiog reikia studijuoti, reikia judėti prieki. Galbūt čia chaotiškai labai visą tai pasakoju, bet be abejo visą tai prie visos tos temos bus galima periodiškai vis grįžti, nes tiesiog iš esmės kito kelio nėra. Nes ką siūlo visi kiti? Nieko. Tiesiog verkime ir dejuokime. O tuo tarpu tiek aš, tiek Konstantinas, tiek dar pavieniai mūsų aktyvistai, kurie yra, čia nėra kažkokios organizacijos, mes visi siūlome matyti aiškiai praeitį, be abejo mokytis iš istorinių mitų, dekonstruoti tos istorijos mitus, peržiūrėti tą visą istoriją, bet joje neužstrigti, matyti realią padėtį, kokia ji yra dabar ir matyti ateities prognozes, link kur pasaulis gali eiti ir ne tik būti stebėtojų, bet paimti likimą į savas rankas. O tam reikia dirbti protiškai, kažkiek galbūt ir fiziškai ir nebijoti peržengti tam tikrus barjerus, kurie mūsų sustatyti mūsų galvose. Čia negalima žiūrėti, čia negalima skaityti, čia negalima to daryti, čia mūsų tas baisu. Jeigu mes galvosim tais mūsų konstruotais mitais, tai tada mes būsim aplinkybių vergai ir pastumdėliai. Palinkėsiu, kad tokiais nebūtume. Ačiū draugai, kad klausote, susitiksime kitose laidose. Iki.